Sveiki visi, šiandien pagaliau prisiverčiau įrašyti bent kažką apie broką, tai vat, manau, netolimoje ateityje laukia visa serija, nes taip ant smūgio daugmaž apie 30 kokių rūšių priskaičiavęs esu, tai vat, turėsiu pavyzdžių, tai po biškį įrašysiu. O šiandien apie keletas iš jų, tai būtų vienas iš pirmųjų ir gan dažnai pasitaikančių, tai yra apsinešimas. Kaip pavyzdys turim medaus rudą spalvą ant gelsvo molio ir abi detalės yra tos pačios glazūros, tik kad ši detalė buvo tvarkyta, bandyta ir kai pirmas degimas buvo pilnas degimas vienos spalvos, ta pati aplinka buvo, tai visos išdegė tvarkingai. O šią detalę reikėjo po to perdegti, tai neturėjau su kuo, įdėjau su biskvitu, su pirmu degimu. Ir kas gavosi. Nuo biskvito, kai biskvitas sukepa, tai jis išskiria dujas ir sukepimas vyksta. Tai toje aplinkoje tiesiog apsinešė glazūra jautri aplinkai krosnyje, tai jinai tiesiog apsinešė taip, kad detalė, galima sakyti, yra išmetimui. Tai vat, palyginimui, kad čia yra ta pati spalva, bet koks skirtingas rezultatas. Tai detalė išmetimui. Ir tokie dalykai kartais pasitaiko, kai apsineša kitos detalės, arba gaunat skirtingas spalvas, kai degat labai daug įvairių detalių, įvairių puodelių, lėkščių ir panašiai, ir jūs jas sudedat skirtingose vietose krosnyje, arba iš viso skirtingi degimai. Tai kai kinta aplinka, tai būna ir skirtingai išdega glazūruoti darbai. Tokiu atveju geriausia, kai jūs padarot seriją kažkokių puodelių, ten lėkščių ir panašiai, viską degti vienu metu ir vienoj vietoje, vienoj lentynoj, arba kuo arčiau viena kitos. Jeigu kažkuriuos tvarkot, tai degat irgi visus kartu, net jeigu, vat, pavyzdžiui, jums reikia labai geros precizikos. Tai vat, ten nulipdėt 5 puodelius, 2 reikia patvarkyti, juos sutvarkot ir perdegat visus 5, nes tie 2, kuriuos jūs sutvarkėt, po perdegimų gali būti ir pigmentai išdega, jis pašviesėja, glazūros dar truputį reaguoja, tai kinta spalva. Ir tokiu atveju jūs turėsite ten 3 vieno atspalvio, 2 kito atspalvio. Tai vat su tokiais dalykais, retkarčiais reikia labai žiūrėti. Apie apsinešimą taip pat, jeigu čia turim nuo biskvitų, tai šiuo atveju, aišku, koklis turi kelias brokų rūšys, tai apie jas irgi tuoj. Tai vat žalia spalva, o žalia spalva tai pas mus yra vario oksidas dažniausiai, arba glazūros su vario oksidu. Ir varis šiaip yra labai aktyvus, labai išskiria tokias dujas į aplinką. Ir kaip pavyzdys, kaip tik buvo vazelė viena degime ir gera proga buvo viską nufilmuoti. Iki kiek apsineša, pavyzdžiui, ant kojelių degta, iki kiek spalva ir iki kiek apsineša kojelės. Irgi labai geras pavyzdys. Ant padėkliukų stovėjo kiti darbai ir juos nuo jų, nuo glazūros, kaip įsigeria iš glazūros išskiriamos tos visos dujos aplinkui į greta stovinčią keramiką. Tai čia yra panašiai, kai prie šio koklio, šis koklis sustovėjo, tai pagal savo darbus aš įtariu, kad čia buvo pas mane, čia yra grafito matinė nepamenu, Lietuvoje gaminama, man atrodo, B serijos skysta glazūra, žiauriai aktyvi yra ir jos labai apneša greta stovinčius darbus. Tai
su ja galima gauti va tokius pačius efektus. Ir tada mes šiek tiek padėsim į šoną. Apie kitą broką yra apie nesukepusią šūkę. Ten turėsiu pavyzdžių, aš šitą koklį trauksiu iš spintos kaip skeletą jums parodyti daug dažniau, bet labai geras pavyzdys yra. Aš dabar pabandysiu jums pakelt ir jeigu pagaut, vat, yra įdubos, vat, kur blikas yra, mes dabar, vat, kaip tik vat, per patį bliką matosi tokios įdubos. O ten ne tai, kad apelsininė žievelė, čia yra vat, skirtumas, va, šitos įdubos, bet čia yra per patį bliką. Tai kai šūkė yra nesukepusi, iš jos išsiskiria dujose ir glazūra, kai lydosi, sprogsta burbuliukas ir susilydo, bet nesugeba iki galo normaliai susukepti. Ir va, kaip tik sekantis, va šitas, va čia irgi. Tai toks brokas atsiranda, kai pavyzdžiui moliui yra užduotas gamintojo diapazonas degimo. Tai yra ten nuo 1000 iki kokie 1060, bet iš tikrųjų biskvitas turi būti degamas visada arčiau maksimalios temperatūros, čia apie žemą degimą, čia vat, kur prie 1000. Ir tada jau su kurioje temperatūroje degsit glazūrą, tai čia jau gaunasi nesvarbu, nes šūkė yra gerai sukepusi. Kaip pavyzdys, aš paimsiu juodą, irgi geriau matosi, vat, jokių įdubų nėra. Ir koklis purkštas, šiaip purkštuvų irgi. Tai vat, nėra tokių įdubų, nes toks brokas dar būna, kai netinkamai programa dar blogiau padaryta ir būna krateriai pasidaro, tai yra burbuliukas susprogsta ir jis nespėja susitraukti. Tai yra arba per maža temperatūra, arba per trumpas išlaikymas yra. Tai vat, šiek tiek apie tokį broką. Ir sekantis bus, bet trumpai čia apelsino žievelė. Tokie apelsino žievelė susidaro, net va taip labai gerai matosi. Bet tokiam skirtumui. O čia ir va čia. Žinau, šiandien ant juodo nėra, bet tiesiog, kad man pasižiūrėt juodą blizgesį ir šitą rūdą. Tai vat purkštas lūpinių purkštuvo ir per, gal truputį per skystai glazūra buvo purškiama. Tai vat, tai tiek dabar apie šį broką. Kojelę tiesiog palikau parodyti. Va, kaip apsineša. Tai kai glazūruosit ir degsit darbus savo planuosit, visada galvokit, ką degat, kaip degat, kas greta stovi. Tiems, kas neturi krosnių, čia irgi yra toks, patarimas gal. Tiesiog, kai degsit, pasakyti žmonėm, kad išdegtų jums biskvitą tikrai geroj temperatūroj, nes būna tokių atvejų, kai daro sumestinius degimus ir pavyzdžiui jums biskvitą išdega, pavyzdžiui, ispaniškas PE. Jis labai gerai sukepa ties 1050-1060 laipsnių. Bet kai išdega prie 1000, tai tada galit gauti krūvą va tokių įdubų, va tokio broko. Ir tokios detalės dažnai būna ten jūsų puodelė, vazos ar ten kokios lėkštės jūs bus, tiesiog nepataisomos. Toks brokas yra labai sunkiai tvarkomas, bet dažniausiai tai yra jau išmetimui. Tai vat, kol kas tiek, trumpai, neišdegtas iki galo biskvitas,
degtas, perdegtas su biskvitu. Čia yra jau koklių gamyboje pasitaikantis brokas, tai itin retas, kai nušviečiama, suformuojama, sakykime, įsluoksniuojamas oras ir gaunasi, kai po to jau tvarkoma detalė prieš degimą, nušviečiamas pirmas sluoksnis ir tada čia tokios įdubos gaunasi. Retai, bet pasitaiko, tai vat, žinokit. Kol kas tiek, turėsiu kažką naujo, papasakosiu dar. Kol kas, būkit.